Ir visam tam reikia jūsų pačių pastangų. Šiandien nebus tiek daug fizinių pratimų, kaip bus vėliau. Vieną temą aš apžvelgsiu. Bet pradžioje paprašyčiau dabar jūsų visų, kas su akinukais nusimti akinukus, visų atsisėsti labai patogiai, nesukryžiavus kojyčių. Geriausia jūsų sėdėjimo pozicija būtų štai tokia. Jeigu galite, tai yra atremti alkūnės į stalą. Tai yra labai svarbu, tam, kad jūsų tarputė atsipalaiduotų. Ir dabar mes padarysime vieną iš pratimų, kuris yra visų svarbiausias, kuris yra visų esmingiausias, kurį mums vadovanojo visos regos terapijos tėvas, tai yra Beitsas, greičiausiai ne vienas jau girdėjote apie jį. Bet iš tiesų šios praktikos esmė ir prasmė yra žymiai gilesnė. Ką mes darysime? Mes, paprastai tariant, užsidengsime rankomis savo akis ir ten įvyks procesai. Procesai, kuriuos galime pavadinti gydančiais, nes iš tiesų jie tokie ir yra. Kaip tai vyksta? Mūsų rankose. Galbūt kažkam tai bus nauja, galbūt kažkas jau esate girdėję. Yra centrai, energetiniai centrai, kurie veikia gydančiai. Visų pirma, gydančiai veikia mūsų pačius. Praktiškai paprastai mes visi žinome, kai susimušame kažkur, užsigauname, mes griebiame ranką už tas vietos ir bandome nuraminti tą skaudančią vietą, bandome ją masažuoti. Kai vaikui skauda galvą, mama daro pirmiausiai ką, uždeda rankytę ant jo galvos. Taip galima ir temperatūrą nuimti, ir skausmą nuimti, ir įtampą nuimti. Taigi tas pats ir čia. Mūsų tikslas yra savo rankomis padėti pačiam savo. Taigi mes dabar patrinsime rankutes vieną į kitą. Patrinsime jas taip, kad jos iššiltų. Kam to reikia? Šiluma atpalaiduoja mūsų. Šiluma bet ką atpalaiduoja. Be to, kuomet mes triname ranką vieną į kitą, jose susidaro tam tikri laukai, kuriuos jūs galite pajusti, jeigu rankeles patrynė, štai va taip bandytume jas suglausti. Jaučiate virpėjimą. Vieni greičiau pajus, kiti lėčiau pajus. Čia yra va ta elektros srovė žmogaus, galima ją taip įvardinti, kuri veikia gydančiai. Ir dabar labai svarbus momentas yra šis. Mes rankeles turime taisyklingai sudėti va štai tokį stogelį. Labai dažnai žmonės nemoka to padaryti. Deda taip, deda taip, deda taip. Visais, deda taip, bet kaip? Tai yra netaisyklinga. Kai mes važiuojame į mokyklas ir mokome moksleivius, būna ne vienas kitas jau pamokytas. Ir tie mokymai būna netaisyklingi. Todėl kiekvieną kartą aš ir sakau, sudedame rankutę štai taip. Taip, kad viena ant kitos ir nebūtų jokio šviesos tarpelio tarp mūsų pirštelių. Tai yra be galo svarbu. Dar yra be galo svarbu, kad mūsų delniukai būtų va štai tokie lengvi. Kaip rieškutės, kaip paukščiukus maitinam, arba vandenėlį senam ir įsaugę, ne? Taigi nesėmėm aš taip, jis nubėgs. Taip. Ta pati energija, jeigu mes ją štai taip dengsime akis, jinai nepateks ten, kur reikia. Jinai turi būti štai tokia. Turi būti duobutės. Ir dabar tomis rankelėmis užsidengėme savo akutes batais, padedame alkūnes ant stalviršio, atpalaiduojame pečius, atpalaiduojame įtampą kakle, mėginame pilnai atsipalaiduoti
Šiek tiek pramerkite akutes ir pasižiūrėkite, ar tikrai joks šviesos spindulėlis nepatenka pro jūsų rankeles. Pasitikrinkite save. Ir akutės turi būti jūsų galimybės. Visiems pavyko? Man taip nosis, tada reikia. Aukščiau trupučiuką užkabinkit kaip stogelį. Gerai, dabar. Bet matosi yra tarpelis. Neturi būti tarpelio, dar čiūčiut pakelkit. Ir dėkit alkūnes ant stalo. Jau geriau, ne?